Sveiki draugai, su jumis vėl podcastas Programuotojo karjera ir aš jo vedėjas Povilas. Šiandien noriu pradėti nuo to, kad noriu pakviesti jūs į savo organizuojamą renginį, savo vedamą paskaitą, seminarą. Tema 10 metų freelancinimo, 10 svarbiausių pamokų. Vyks gruodžio 2 dieną Vilniuje Domus galerijos konferencijų salėje. Kaina 15 eurų, bilietų labai mažai, nes salė pati talpina tik 25 žmonės, iš jų 15 jau išpirkta, jau nupirko 15 žmonių, kas yra labai malonu, net nesitikėjau tokio dėmesio. Tai dar 10 vietų yra, skubėkit, jeigu norit užsiregistruoti ir nusipirkti bilietą, adresu facebook.com/programuotojo karjera, tai yra mūsų oficialus Facebooko puslapis. Tai ten paskaitysit plačiau apie tai, apie ką aš kalbėsiu būtent, ir jeigu norit sudalyvauti, pirmin. O šiandienos tema yra gan susijusi su freelancinimu ir su efektyviu karjeros valdymu, kuris susiveda į kasdienį laiko valdymą. Kaip valdyti savo laiką, sakykime, yra darbo diena ir kaip ją efektyviau išnaudoti, kad dienos pabaigoje nesijaustumėt, kad diena praėjo veltui, kad kažko nepasiekėt, kad kažko nespėjot. Kaip išvengti ir minimalizuoti tą žalą, tą prarandamą laiką, kur tiksi minutės, o mes to net nepastebim. Taigi, pradėkime nuo to, kodėl svarbus apskritai laikas. Jūs turite įsikalti į galvą tai, kad laikas yra jūsų svarbiausias resursas gyvenime. Apskritai. Jeigu tie, kas galvoja, kad svarbus yra pinigai, jie klysta, pinigus galima uždirbti. Tie, kas galvoja, kad svarbiausia yra daiktai, ten mašinos, namai ir panašiai, jie klysta vėlgi, nes tuos daiktus galima nusipirkti už tuos pačius pinigus, kuriuos galima uždirbti. O laikas yra toks resursas, kuris išeina negrįžtamai. Jūs negrąžinsit to laiko, dėl to išmokyt gerbti ir mylėti ir saugot savo laiką tiek plačiaja prasme, metų prasme, tiek ir kasdien. Tai įsikalkit savo galvą, kad laiką reikia valdyti, su juo elgtis reikia pagarbiai ir jisai nenumaldomai slenka. Gali būti taip, kad jums atrodo, kad užeisiu į Facebooką, patikrinsiu, kas ten kaip rašo, ir taip priprasit prie to kasdienio Facebooko tikrinimo kas 5 minutės, tada staiga atsipeikysit, kai jums bus kokie 3-1 metai, sakykime, tiek dabar man yra tiesą pasakius, ir pagalvosit, kažkaip galėčiau kažką kitaip padaryti, kiek aš visko nepadaręs gyvenimą, kiek aš praradęs, o laikas jau kaip ir praėjęs, ten, sakykime, studentavimo metai ir panašiai. Tai išmokyt gerbti savo laiką, čia pati pirma pamoka. Tada grįžtam prie kasdienio laiko valdymo. Tai yra, jūs ateinat į darbą arba dirbot iš namų, pradeda darbo dieną, netiek svarbu, kur būtent, nuo ko reikia pradėti. Reikia kasdien pradėti nuo darbų planavimo. Jūs pradedat darbo dieną ir savo ant lapelio ar kompe ar kokioje sistemoje susirašot, ką jūs darysit būtent šiandien. Netgi jeigu jūs darėt tokį sąrašą iš vakaro, jūs švariai paimat lapą arba to-do listą kokį nors ten online, aš pavyzdžiui naudoju pats Todoist programėlę. Tiksliau, programėlė yra puslapis, visa infrastruktūra. Tai paimat ir susirašot, ką aš darysiu šiandien. Sąrašas turi būti nedidelis, vis tiek milijoną darbų nepriplanuosi, dažniausiai tai būna 5 ar 10 dalykų, ką darysit šiandien, ir susirašot kasdien švariai ir tuo pačiu apmastot prioritetus. Kas iš tų dalykų yra svarbiausi, kas skubiausi ir panašiai. Yra įvairių metodikų, kaip prioritizuoti, kaip skirstyti darbus, kas yra svarbu, nesvarbu. Tai čia galima atskirą podcastą padaryti arba seminarą tą temą. Aš naudoju tokį principą, vieną iš tų žinomų principų, kuris vadinasi suvalgyk varlę. Eat that frog. Yra knygų parašyta, yra metodikų išleista ir panašiai. Kas reiškia, kad pirmiausia reikia padaryti sunkiausią dienos darbą. To, kurio labiausiai nenorit, nemylit ir kuris atrodo sudėtingas, sunkus ir panašiai, jį reikia padaryti pirmiausia. Kol iš ryto arba darbo dienos pradžioje yra energijos, kol jūsų smegenys veikia ir jūs galit nusimest nuo savęs tą naštą. Patikėkit, jeigu jums pavyks, tai likusi diena praeis daug geriau. Priešingas variantas yra, kai jūs visą dieną sėdėsit ir galvosit, kad kažkada čia reikia prisėsti prie to sunkaus ir sudėtingo ir bjauraus darbo ir
Ir būtent ta psichologinė būsena jums neleis efektyviai dirbti visą likusią dieną. Tai va, tai pirmiausia, aš siūlyčiau padaryti tai, kas sudėtinga ir svarbu, o visą kitą jau pagal nuožiūrą paskirstyti. Tai va, toliau. Kitas principas laiko valdymo yra, kaip matuoti efektyvumą. Ypač programuotojams yra būdinga matuoti efektyvumą darbo valandom. Tai yra, kiek jūs pradirbot, tiek maždaug ir yra jūsų rezultatas, jūsų efektyvumas. Iš tikrųjų, reikia labai vengti šito skaičiavimo. Reikia orientuotis ne į tai, kiek išsėdėjot prie kompo, ar kiek kodo parašėt kilobaitų, ar kiek laiko praleidot žodžių prie darbo, o reikia matuoti viską rezultatais. Tai yra, kokia funkcija buvo užbaigta, kokia, sakykime, klasė užbaigta programavimo, koks kursas praeitas, kažkas, kas yra užbaigta, kažkoks visiškai užbaigtas daiktas, procesas, funkcija, ar tai, komitinot kažką svarbaus, kažkokį kodo gabalą. Tai yra, kai kažkas yra užbaigta, tai ir yra jūsų rezultatas per dieną. O kiek jūs valandų praleidot prie to, tai net netiek svarbu, iš tikrųjų, kuo mažiau, tuo geriau. Jeigu jūs dirbot efektyviai ir jūs tą patį darbą galit padaryti per trumpesnį laiką, tai valio. Atrodo taip kažkiek kontroversiška, nes kai kurie iš tikrųjų gauna pinigus už valandas, tai yra dirba pagal valandinį įkainį ir atrodo, kad efektyviau dirbti neapsimoka, nes tada maždaug mažiau gausit pinigų. O geriau ištęsti tą darbą per ilgesnį laiką, dar tą patį Facebooką patikrinti ir panašiai, ir tada gausi daugiau pinigų. Iš tikrųjų yra šiek tiek sudėtingiau. Tai yra, neapsimoka dirbti neefektyviai, nes jūs pripratinsit save dirbti neefektyviai. Čia vienas dalykas, o kitas dalykas, jeigu jūs galvojat, kad jūsų užsakovai ar direktorius ar valdžia nevertina to, ką jūs darot geriau, kad jūs dirbat efektyviai, jūs labai klystat. Jeigu pamato žmonės, kad kažką jūs darot geriau, greičiau, efektyviau, tai jums pakels valandinį įkainį, jūs vertint pradės, jums atsivers naujos galimybės, nes jeigu jums nepakels valandinį įkainio, tai tada jeigu jūs tobulėsit, tai jūs turėsit galimybę išeit pas kitą vadovą, pas kitą klientą, kuris mokės daugiau, nes jūs jausitės vertas didesnio valandinio įkainio, o jeigu dabartinis užsakovas to nesupras, tai bala nematė, tai toks tas ir užsakovas. Tai dirbkite efektyviau ir matuokit viską ne valandom, o rezultatais konkrečiais. Ir pabaigai tiesiog, kiek aš surašiau tokių tipsų, tokių patarimų, kur galima sutaupyti laiko apskritai dienos eigoje, dirbant programuojant, turim, sakykime, 8 valandas ar kažkiek tai per dieną, kur galima labai, sakykime, sutaupyti ar efektyviau praleisti tam tikrą laiką. Tai surašiau 6 tokius punktus, sakykime, 5 plus bonusas. Tai pirmas būtų, neišradinėkite dviračių. Programavime ypač yra dažnas variantas, kai programuotojas bando sukurti kažką savo, kai tas kodas yra jau milijoną kartų parašytas. Dar dažnesnis variantas, jeigu kažkiek pažengęs programuotojas, tai jisai galvoja, tas jau parašytas, bet man reikia kažkiek kitaip, dėl to man netinka ta sistema, ta funkcija, kaip jinai parašyta internete, dėl to aš pradėsiu pats savo ir sukursiu savo geresnį. Dėl to atsiranda krūva turinio valdymo sistemų internete, krūva tų pačių funkcijų, kurios viena su kita nedirba ir panašiai. Tai galima labai daug laiko sutaupyti nerašant kodo, o panaudojant svetimą. Netgi jeigu tas svetimas kodas nėra visiškai tobulai tinkantis jums, jūs mažiau laiko, kaip taisyklė, praleisite jį redaguodami ir pritaikydami savo, negu rašydami nuo nulio. Aišku, vėlgi priklauso nuo situacijos, panašiai, bet principas toks, kad neišradinėkite dviračių. Antras punktas iš 5, tai nebūkit perfekcionistai. Jeigu jums reikia padaryti kažkokį darbą, parašyti funkciją ar sukurti kažką, jeigu jūs tai darysit iki tol, kol būsit savim patenkinti ten aukščiausiam lygmenį ir galėsit savo tai įsirašyti, įsirėminti ant sienos, tai gali užtrukti labai daug. Ieškokite sprendimų tokių, kurie, kaip aš vadinu, good enough. Tai yra pakankamai kokybiški ir sprendžiantis problemą.
Jeigu jūs sėdėsit prie kažkokio mygtuko, ten gražinimo, CSS kažkokio stiliaus ir ieškosit sprendimo kažkokiai problemai, kuri egzistuoja tik jūsų galvoje, nes jūs galvojat, kad taip padaryti yra geriau, tai užsakovų tai gali ir nerūpėti, užsakovo ar direktoriui. Ir, ta prasme, jūs tada švaistot įmonės ar užsakovo laiką ir pinigus ir sėdit prie to, kas jums atrodo svarbu, o tuo metu nepaleidžiat svarbaus kodo, nešipinat, nedeliverinat ir laikas eina. Taigi nebūkit perfekcionistai. Čia yra antras mano patarimas. Trečias patarimas, parodykit kitam savo kodą, savo darbus. Kur čia, prie ko čia laiko valdymas, toks jausmas, ar ne? Bet labai dažnai programavime yra situacija, kuri vadinasi užstrigau. Sėdžiu, kažką bandau programuoti, bet nesigauna. Googlinu, einu į Stack Overflow, einu į forumus, žiūriu sprendimus, bet nesigauna ir tiek. Ir dažniausiai, kai yra situacija nesigauna ir tiek, parodant tą kodą kažkam kitam, arba tiesiog padiskutuojant apie tą situaciją, iškyla netikėtų sprendimų. Visų pirma, kito žmogaus akis pamato kažkokį ten praleistą kabletaškį ar kažką tokio. Dažniausiai tas problemas sprendimai būna labai banalūs. Tai va vienas variantas, kad jums gali tiesiog kita pora akių pastebėt kažką, ko jūs nematot, arba diskusijos metu su kitu programuotoju arba šiaip kolega jūs galit surasti visiškai kitokį sprendimą, visiškai kitaip prieiti prie problemos, prie klausimo, arba galbūt netgi nuspręsti, kad to daryti nereikia, arba daryti visiškai kitaip. Taigi, tiesiog kartais padeda pakalbėti, jeigu užstrigot, nesėdėkit prie tos pačios funkcijos ten 5 valandas ir plaukus nusirausit patys ir rezultato nepasieksit. Tai va, čia 3 iš 5 patarimai. 4, neužsisėdėkit prie kompo. Vėlgi atrodo taip kontroversiškai ir galbūt nesuprantamai, kad lyg ir reikia dirbti, ar ne, lyg ir reikia išnaudoti savo tas 8 valandas, bet iš tikrųjų be būtinų pertraukėlių smegenys, žinokit, lydosi. Jūs prie kompo sėdėsit, jums gali atrodyti, kad jūs čia dirbat, jūs čia toks geras, čia tas senovinis sovietinis mąstymas, kad kas daugiau dirba, tas šaunuolis ir panašiai. Programavime, kaip ir šiaip kūrybinėse profesijose, tai nevelnio. Reikia išnaudoti savo geriausią laiką, kada jūs esat produktyviausias ir tai daryti atkarpom. Dažniausiai tos atkarpos būna ten valandos ar pusvalandžio trukmės, kai jūs pagaunat tą flow vadinamą, tą laiko tėkmę ir tą piką savo efektyvumo. Ir tada, kai jūs kažką užbaigėt, padarykit pertraukėlę. Nueikit atsigert kavos, ten, nežinau, parūkyt, kas rūko, nors nerekomenduoju, ten nueikit į Tuliką, pakalbėkit su kolegom, nežinau. Ta prasme, tiesiog atsistokit nuo kompo ir fiziškai nueikit. Galų galiai pro langą pažiūrėkit. Yra vėlgi įvairių metodikų, kaip tą laiką ir pertrauką skirstyti. Viena iš populiariausių yra vadinama Pomodoro, galit paguglinti, kurios esmė susiveda į tai, kad visą darbo laiką reikia skirstyti į pusvalandžius. Tai yra 25 minutės dirbat ir 5 minutės ilsitės. Bandžiau visai normaliai, tiko. Tik tai vėlgi nuo žmogaus priklauso, kiek realiai laiko, kam geriau ten 20 minučių, kam geriau ten valandą, bet iš principo darykit pertraukas ir tada visos dienos rezultatai bus efektyvesni. Tai va, čia 4 iš 5 patarimai. 5 yra geriau išnaudokit savo įrankius. Tai labai svarbu programavime, net nežinau kaip labai. Nes nuo įrankių priklauso ne tik tai kodo kokybė, bet ir jūsų efektyvumas kodo rašymo. Mano asmeninis pavyzdys, aš labai ilgą laiką rašydavau PHP kodą su Sublime tekstu. Sublime tekst redaktorium, kuris atrodė toks lengvas, greitas, labai patogus ir panašiai. Bet visi man sakydavo, pabandyk PHP Storm. Vienas, kitas, trečias ir man taip atrodė, kam čia persėst prie to griozdiško įrankio ir kam čia to reikia, man gerai tai, kas man gerai. Bet pabandžiau PHP Stormą savaitę ir supratau, kad atgal kelio nėra, kad tai yra kažkas tokio. O viskas susiveda į tai, kad PHP Stormas labai sutaupo laiko būtent kodo rašymui.
automatiškai pabraukia klaidas PHP kodą, automatiškai užbaigia ten klasės pavadinimus ir ten funkcijas visokias. Krūva turi įrankių ir funkcijų, kurios tą kodą sutvarko ten įvairiais kampais. Žodžiu, kiek man PHP Stormas jau sutaupė laiko, tai netgi sunku būtų paskaičiuoti. Bet vėlgi reikia žinoti tas funkcijas, reikia jas išnaudoti. Tai kad ir su kokiu įrankiu dirbtumėt, tai 2 patarimai. Pirmas, paieškokit, ar nėra geresnio. O antras dalykas, tą jau esamą įrankį bandykit išnaudoti 100%. Tai yra išmokit jo ten dažniausias funkcijas, paskaitykit, pagooglinkit tips and tricks visokių įrankių, YouTube video ir panašiai. Tai kad ir su kokią programą dirbtumėt, tiesiog skirkit laiko, kaip sakoma, galąsti savo kirvį, ne tik tai kapoti ir ne tik tai kirsti medį. Tai va 5 patarimai, o 6 kaip bonusas, jau kažkiek minėjau jį, bet pakartosiu. Kai jūs turit darbų sąrašą dieną ir savaitį ir kažkokiam laikotarpiui, pagalvokit ne tik tai apie tai, kaip kažką padaryti, ne tik tai apie tai, kaip galima padaryti, bet ir ko galima nedaryti. Labai dažnas variantas, kad reikia sukurti kažkokią funkciją, bet iš tikrųjų ta funkcija reikalinga tik tai kažkokiam vienam žmogui iš komandos ir jisai galėtų tą patį padaryti kitaip, tik tai jam sudėtinga arba jisai tingi arba tai gaunasi kažkiek neefektyviai. Ir tam tikslo jūs sugaišit, sakykime, kelias dienas laiko, kad darytumėt funkciją, kurios realiai efektyvumas bus beveik nulinis. Tai nuolat ieškokit darbų sąraše ir klausinėkit kolegų ir vadovų, kas jums duoda darbus, ar tikrai to reikia, ar galima būtų tą patį pasiekti su esamais įrankiais, su esamom funkcijom ir taip sutaupysit savo daug laiko. Tai va, tokios mintis, tokie patarimai, grįžtant prie pradžios ir apibendrinant visą tai, gerbkite ir mylėkit savo laiką, nes tai yra svarbiausias jūsų resursas. Ir dar kad pasikartosiu apie tai, ką sakiau pradžioje, gruodžio 2 dieną vesiu paskaitą seminarą apie freelancinimą. Jeigu jūs norit sudalyvauti, eikit į facebook.com/programuotojo karjera. O šiandien tiek, iki kito karto.